Ar lengvo pasivaikščiojimo visada pakanka? Galbūt norint tikrų rezultatų reikia gerai paprakaituoti? Niekas neabejoja, kad bet koks fizinis aktyvumas yra geriau nei sėdimas gyvenimo būdas. Tačiau ar norint pasiekti pastebimų pokyčių su savo kūno formomis, ištvermėje ar bendroje sveikatos būklėje, kartais nereikia įdėti daugiau pastangų. Intensyvios treniruotės gali būti efektyvesnės deginant kalorijas, auginant raumenų masę ir stiprinant širdies ir kraujagyslių sistemą. Ar nemanote, kad kartais verta išeiti iš savo komforto zonos ir padidinti treniruočių intensyvumą? Žinoma, nepamirštant saugumo ir tinkamo apšilimo. Jei nusprendėte didinti treniruočių intensyvumą, darykite tai palaipsniui ir klausykite savo kūno signalų, bei pasitarkite su specialistais. Nepamirškite apie tinkamą techniką ir galimą riziką. Kokia jūsų patirtis įvairaus intensyvumo treniruotėse? Ar pastebėjote skirtumą? Pasidalinkite savo nuomonę.